2026 m. balandžio 5, Velykų sekmadienis, Saulė teka virš Irano. 155 amerikiečių karo lėktuvai yra ore. Bombonešiai ką tik numetė 100 milžiniškų bombų ant Irano kelių, kad sustabdytų Irano kariuomenės žygį į priekį. Du amerikiečių transporto lėktuvai įstrigo apleistoje nusileidimo juostoje. Ir pati Jungtinių valstijų kariuomenė juos susprogdins, kad jie nepatektų į priešo rankas. O Irano kalnuose JAV karinio jūrų laivyno SEAL būrys, tas pats elitinis dalinys, kuris neutralizavo Bin Ladeną, gabena sužeistą pulkininką, kuris praleido 48 valandas slėpdamasis uolos plyšyje. Vienas, su pistoletu ir 3 žodžiais per radiją. Dievas yra geras. Ši operacija neturėjo pavykti, o Iranas prisiekė, kad ji ir nepavyko. 155 lėktuvai, 100 karių, beveik 10 sunaikintų orlaivių. Visa tai dėl vieno žmogaus. Akivaizdus klausimas. Ar visa tai buvo verta? Atsakymas, nėra toks, kokio tikitės. Bet norint suprasti, turime grįžti 2 dienom atgal. Nuo 2026 m. vasario pabaigos Jungtinės valstijos kariavo su Iranu. Karinė operacija vadinosi Epic Fury ir kelias savaitės Amerikos kariuomenė dominavo Irano oro erdvę, beveik nesulaukdama pasipriešinimo. Amerikos valdžios atstovai teigė, kad Iranas jau nebeturi galimybių kovoti ore. Irano karinis jūrų laivynas buvo sunaikintas, oro pajėgos likviduotos, viskas atrodė kontroliuojama, tačiau balandžio 3 kažkas pasikeitė. Paryčiais amerikiečių naikintuvas F-15E Strike Eagle, vienas pažangiausių pasaulyje, vykdė atakos misiją daugiau nei 300 km gylyje Irano teritorijoje. Šis lėktuvas priklausė 494 naikintuvų eskadriliai. Vienas labiausiai apdovanotų Amerikos oro pajėgų eskadrilių. Tas pats, kuris prieš 2 metus buvo atsakingas už daugiau nei 80 Irano dronų ir raketų numušimą per vieną naktį, didžiausiame oro mūšyje per daugiau nei 50 metų. Įsidėmėk šią detalę. Lėktuve buvo 2 įgulos nariai – pilotas ir ginkluotės sistemų pareigūnas. Asmuo atsakingas už radarų, jutiklių ir lėktuvo ginklų valdymą. Šis pareigūnas buvo patyręs ir gerbiamas pulkininkas, kurį kartu tarnavę žmonės apibūdino kaip giliai tikinti vyrą. Šio lėktuvo radijo šaukinys buvo DUD-44. Irano raketa pataikė į G variklį. Pats prezidentas Trumpas vėliau pasakė, kad tai buvo atsitiktinai pavykęs šūvis, bet laimė ar ne, žala jau buvo padaryta. Tai buvo pirmasis amerikiečių pilotuojamas kovinis lėktuvas, numuštas priešo ugnies per 23 metus. Paskutinis buvo numuštas Irake 2003 metais. Tuo metu gelbėjimo operacija buvo sėkminga. Šį kartą niekas nežinojo, ar pavyks. Mitas, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Irano dangų, tuo momentu žlugo. Ir eskadrilė, kuri prieš 2 metus buvo pažeminusi Iraną ore, dabar turėjo lėktuvą išsibarsčiusi Irano kalnuose ir 2 vyrus pasiklydusius ant žemės. Abu įgulos nariai katapultavosi, tačiau nusileido už kelių kilometrų vienas nuo kito, pačioje Irano pietvakarių kalnų grandinėje. Nuo to momento prasidėjo 2 lygiagrečios lenktynės. Pilotą, kurio karinis kodinis vardas buvo DUD-44 Alfa, pirmiausia surado. Oro pajėgos pasiuntė gelbėjimo sraigtasparnius į Iraną vidury dienos. Jie 7 valandas skrido virš priešo teritorijos. Jiems pavyko paimti pilotą, bet pasitraukimas buvo žiaurus. Generolas Danas Keinas, JAV generalinio štabo vadovas, sakė, kad sraigtasparnis gabenęs pilotą buvo apšaudytas kiekvieno Irane, kuris turėjo ginklą. Įgulos nariai buvo sužeisti. Kitas lydintis sraigtasparnis taip pat buvo apšaudytas. Ir tai dar ne viskas. Lėktuvas A-10 Warthog specialiai sukurtas teikti ugnies paramą ant žemės ir dengęs gelbėjimo operaciją, į jį pataikė priešo ugnis. Pilotui pavyko nuskristi iki Kuveito. Jis katapultavosi saugioje teritorijoje, o lėktuvas sudužo. Kitaip tariant, norėdami išgelbėti vieną pilotą, amerikiečiai jau buvo praradę 2 lėktuvus ir turėjo keletą sužeistųjų.
Tačiau didžiausia problema dar net nebuvo prasidėjusi, nes antrasis įgulos narys, pulkininkas vardu Dude-44 Bravo, buvo dingęs kalnuose. O tai, kas įvyko per artimiausias 48 valandas, tapo viena didžiausių žmonių medžioklių šiuolaikinės karinės istorijos metu. Niekas nežinojo, kur buvo pulkininkas. Nei amerikiečiai, nei iranai. Irano pusėje reakcija buvo iškart. Revoliucinė gvardija, kuri yra galingiausia Irano karinė jėga, atskirta nuo įprastos kariuomenės, izoliavo visą Kogiluje ir Bojer Ahmad provinciją šalies pietvakariuose. Valstybinė televizija pradėjo transliaciją, ragindama gyventojus padėti paieškose. Iš pradžių televizija nurodė šaudyti į bet kokį pastebėtą amerikiečių orlaivį. Vėliau jie pakeitė nurodymus, norėjo pulkininko gyvo. Buvo pasiūlytas $60 000 atlygis tam, kas perduos amerikietį. Ir ieškoti išėjo ne tik kareiviai. Klajoklių gentys iš šio regiono, bakteriai, ginkluoti medžiokliniais šautuvais, kuriuos naudoja galvijams saugoti, susibūrė į G grupės ir išėjo į kalnus. Šios gentys pažįsta kiekvieną taką, kiekvieną olą, kiekvieną perėją tuose kalnuose. Jie iš prigimties yra medžiotojai. Vėliau pasirodžiusiuose vaizdo įrašuose buvo matyti šie vyrai su tradiciniais drabužiais, nešini šautuvais ir Irano vėliavomis, šukuojantis šlaitus. Viename iš tų vaizdo įrašų mergaitė šaukia tėvui, kuris nukreipė šautuvą į žemai skrendantį amerikiečių sraigtasparnį. Pataikyk į jį, tėti. Tada tėvas iššovė ir pataikė. Sraigtasparniui buvo pataikyta, bet sugebėjo toliau skristi. Visa šalis medžiojo vieną vienintelį žmogų. Tuo tarpu pulkininkas buvo vienas, sužeistas, su patemptu ir kraujuojančiu čiurnu. Jis turėjo tik pistoletą ir avarinį radiją su apsaugotu signalu, kad tik amerikiečiai galėtų jį girdėti. Ir išgyvenimo mokymus, kuriuos gauna kiekvienas Amerikos kariškis, vadinamus SERE, tai programa mokanti išgyventi, išvengti susekimo, priešintis ir pabėgti priešo teritorijoje. Ir jis padarė būtent tai. Pats pasirūpino savo sužeidimais. Jis įkopė į kalnų keterą daugiau nei 2000 metrų aukštyje ir pasislėpė uolos plyšyje, kur ir liko pasislėpęs. Jis žinojo, kad negali ilgai naudotis radio avariniu signalu. Jei jis būtų įjungtas per ilgai, iranai galėtų pagauti signalą ir jį surasti pirmieji. Todėl jis transliavo trumpai ir greitai, o tada išjungdavo. Virš jo amerikiečių dronai MQ-9 Reaper, nuotoliniu būdu valdomi bepiločiai orlaiviai, skraidė virš teritorijos ir stebėjo. Kai bet kuris ginkluotas asmuo priartėdavo per arti, mažiau nei 3 km atstumu, dronai puldavo. Tai buvo vienintelė jo turėta apsauga. Tačiau laikas bėgo, o tūkstančiai žmonių vis labiau siaurino ratą aplink jį. Tada įsikišo CŽV. Ir jų žingsnis viską pakeitė. Agentūra pradėjo dezinformacijos kampaniją Irane. Jie paskleidė melagingą informaciją, kad pulkininkas jau buvo išgelbėtas. Ir kad jis buvo gabenamas iš šalies sausumos konvojumi. Tikslas buvo paprastas – priversti iraniečius vaikytis vaiduoklius, kol CŽV ieško tikrojo žmogaus. Ir tai suveikė. Kol Irano pajėgos vijosi klaidingą pėdsaką, CŽV sekė pulkininko signalą ir rado plyšę kalne, kur jis slėpėsi. CŽV direktorius Johnas Ratcliffas palygino operaciją su smėlio grūdo radimu dykumoje. CŽV perdavė koordinates Pentagonui, Jungtinių valstijų karinio vadovavimo centrui. Tačiau prieš siųsdami 100 karių į Iraną, jie turėjo būti tikri dėl vieno dalyko. Ar tas signalas buvo tikras? O gal tai buvo spąstai? Nes ten buvo reali rizika. Irano kariai galėjo būti sugavę pulkininką, paėmę jo radiją ir naudoti jo signalą, kad priviliotų amerikiečius į pasalą. Ir būtent tuo momentu 3 žodžių žinutė beveik atšaukė visą operaciją. Pulkininkas per radiją pasiuntė trumpą pranešimą. Tik 3 žodžiai – Dievas yra geras. Amerikiečių vadavietėje niekas nesidžiaugė. Tyla, susirūpinimas. Pats Trumpas pasakė, kad žinutė skambėjo taip, lyg ją būtų pasakęs musulmonas. Pareigūnai bijojo, kad tai gali būti iranietis, naudojantis užgrobtą radiją, norėdamas surengti pasalą. Frazė buvo per trumpa, neatitiko karinio standarto.
per daug religinė. Per daug įtartina. Buvo tikros įtampos akimirka. Jei būtų išsiųsta gelbėjimo operacija ir tai būtų spąstai, šimtai amerikiečių karių patektų į pasalą. Jei nebūtų išsiuntę, pulkininkas būtų buvęs sučiuptas arba nužudytas. Atsakymas atėjo iš tų, kurie pažinojo tą žmogų. Su pulkininku dirbę karininkai tai patvirtino. Jis buvo giliai religingas. Ši frazė nebuvo spąstai. Tai buvo būtent tai, ką tikintis žmogus pasakytų po to, kai išgyveno katapultavimąsi. Nukritimas kalnuose, sunkus sužalojimai ir 24 valandos, kai tave medžioja. Trumpas leido nedelsiant pradėti gelbėjimo operaciją. O tai, kas įvyko po to, tikriausiai buvo didžiausia karinė gelbėjimo operacija nuo Bosnijos karo laikų. Į orą pakilo 155 lėktuvai. 4 bombonešiai, 64 naikintuvai, 48 kuro papildymo lėktuvai skirti papildyti kitų orlaivių degalus skrydžio metu. 13 gelbėjimo orlaivių. Ant žemės karinio jūrų laivyno SEAL kariai, garsioji SEAL Team 6. Oro pajėgų specialiosios operacijos, kariuomenės aviacija ir kovos medikai. Izraelis taip pat padėjo, dalindamasis žvalgybinę informaciją ir surengdamas bent vieną oro smūgį, kad užblokuotų Irano pajėgų prieėjimą prie šios teritorijos. Operacija vyko naktį. Be vienas bombonešiai numetė apie 100 bombų. Po 2000 svarų kiekviena ant kelių aplink gelbėjimo zoną. Kiekviena bomba svėrė beveik toną. Tikslas buvo sukurti milžiniškas kraterius, kad būtų sustabdytas Irano transporto priemonių judėjimas. Vėliau paskelbtose nuotraukose buvo matyti milžiniškos Irano karinės technikos spūstys, sustojusios ant sugriautų kelių. Negalėdami pasiekti vietos, negalėdami nieko padaryti. CŽV taip pat nusintė lėktuvus į netikrą vietą, esančią už 40 km, kad dar kartą suklaidintų iraniečius. Trumpas sakė, kad 9 orlaiviai buvo išsiųsti suklaidinti iraniečius, kol tikroji operacija vyko kitoje vietoje. 2 lėktuvai C-130 nusileido apleistoje nusileidimo juostoje, fermoje Irano gilumoje, netoli Isfahano miesto. Ten jie įkūrė laikiną bazę. Maži ir vikrūs sraigtasparniai, vadinamieji Little Bird, naudojami specialiosiose operacijose, nugabeno specialiųjų pajėgų karius į kalną, kuriame slėpėsi pulkininkas. Sylai pasiekė jį. Jis buvo gyvas. Sužeistas, bet stovėjo. Atsitraukimas vyko priešo ugnyje. Tada atėjo akimirka, kuri beveik viską pavertė katastrofa. 2 C-130 lėktuvai, kurie buvo nusileidę ant tako, įstrigo šlapiose smėlyje. Jie negalėjo pakilti ir jie negalėjo ten likti. Jei iranienai būtų radę tuos lėktuvus nesugadintus, jie būtų gavę prieigą prie pažangiausių JAV karinių technologijų. Sprendimas buvo radikalus. Amerikos vadovybė aktyvavo avarinį planą. Jie pasiuntė 3 mažesnius ir greitesnius orlaivius. Visas personalas buvo perkeltas. Ir abu įstrigę C-130 lėktuvai buvo susprogdinti ten, kartu su 4 Little Bird sraigtasparniais, kurie taip pat buvo naudoti misijoje. Jie sunaikino viską, kad niekas nepatektų į iraniečių rankas. Pulkininkas buvo išgabentas iš Irano Velykų sekmadienio saulėtekio metu. Per operaciją nežuvo ne vienas amerikietis. Dabar paskaičiuok, ką amerikiečiai prarado per šią misiją. 1 F-15E numuštas. 1 A-10 numuštas. 2 transporto lėktuvai C-130 susprogdinti. 4 sraigtasparniai sunaikinti. 2 Black Hawk sraigtasparniai apgadinti. Įgulos nariai sužeisti. Visa tai dėl vieno žmogaus sugrąžinimo. Ir štai pasirodo vaiduoklis iš praeities. Tai daro šią istoriją dar galingesnę. 1980 metais Jungtinės Amerikos valstijos bandė išgelbėti 52 amerikiečių įkaitus, kurie buvo laikomi Jungtinių valstijų ambasadoje Teherane, Irano sostinėje. Operacija vadinosi Erelio nagas. Tai buvo visiška katastrofa. Sraigtasparniai sugedo Irano dykumoje. 8 kariai žuvo. Amerikiečių lėktuvai buvo palikti nepažeisti Irano žemėje. Visas pasaulis stebėjo šią pažeminimą.
Prezidentas Jimmy's Carteris dėl to prarado galimybę būti perrinktas. O dabar, 2026-aisiais, paralelės buvo bauginančios. Vėlgi, amerikiečių lėktuvai įstrigo Irano žemėje. Vėlgi, orlaiviai buvo sunaikinti. Vėlgi, pasaulis stebėjo. Tačiau šį kartą rezultatas buvo priešingas. Abu įgulos nariai buvo išgelbėti. Ne vienas amerikietis nežuvo. Ir svarbiausias skirtumas. 1980 metais amerikiečiai paliko nepažeistus orlaivius Irano žemėje. 2026 metais jie viską sunaikino prieš išvykdami. Jie nepaliko nieko, nei žmonių, nei technikos. Pats Iranas bandė palyginti su 1980-aisiais, sakydamas, kad Jungtinės valstijos vėl patyrė nesėkmę. Irano kariuomenės atstovas spaudai pareiškė, kad operacija buvo visiškai sužlugdyta. Tačiau CŽV direktoriaus atsakymas buvo tiesioginis. Iranas liko sugėdintas ir pažemintas. Ir čia verta pagalvoti apie vieną dalyką, apie kurį mažai kas kalbėjo šios operacijos kontekste. Daugelis žmonių žiūri į šią istoriją ir klausia, ar tikrai visa tai buvo verta? Ar tikrai verta rizikuoti 100 karių, 155 lėktuvais ir prarasti beveik 10 orlaivių tam, kad išgelbėtum vieną žmogų? Trumpas atsakymas – taip. Tačiau ne tik dėl akivaizdžios priežasties. Principas "ne vieno nepaliekame" yra ne tik moralinis klausimas. Tai karinė priemonė. Kai kiekvienas amerikiečių pilotas žino, kad jei jo lėktuvas bus numuštas priešo teritorijoje, visa šalis sustos jo ieškoti, tas pilotas sutinka skristi į misijas, kurių kitų šalių pilotai nepriimtų. Jis skrenda giliau, prisiima didesnę riziką. Nes jis žino, kad nebus paliktas. Vieno žmogaus gelbėjimas apsaugo ne tik tą žmogų, tai apsaugo ir visų kitų pasiryžimą ateityje rizikuoti. Kiekvienas pilotas, kuris matė šią istoriją, žino, jei aš nukrisiu, jie ateis manęs gelbėti. Ir dėl to jis toliau skris. Dabar pagalvok apie kitą pusę. Kai Irano kareivis yra paimamas į nelaisvę, ar režimas siunčia 155 lėktuvus jo pasiimti? Kai nukrenta Irano pilotas, ar visa šalis sustoja? Tai yra esminis skirtumas tarp dviejų kariuomenės tipų. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu turbūt geriausiai suprato šios operacijos svarbą. Jis pasidžiaugė gelbėjimo operaciją ir pasakė, jūs esate tauta, kuri nekartą vykdė OFSES gelbėjimo operacijas. Ir kaip žmogus, kuris buvo sužeistas vienoje iš tokių misijų ir neteko brolio gelbėjimo metu, aš ir izraeliečiai žinome, kokį drąsų sprendimą jūs priėmėte. Pagerbiu jūs. Mes visi. JAV karo sekretorius Pitas Heksetas apibendrino operaciją viena fraze, kuri viską sujungė. Numuštas penktadienį, didįjį penktadienį, visą šeštadienį slėpėsi uolos plyšyje ir buvo išgelbėtas sekmadienį, Velykų sekmadienio saulėtekio metu. Visi grįžo namo, visi savo vietose, tauta džiaugiasi. Dievas yra geras. O generolas Denas Keinas, generalinio štabo vadovas, pasakė kažką, kas galbūt geriau nei bet kokia analizė paaiškina, kodėl ši operacija pavyko. Svarbiausias veiksnys gelbėjimo operacijoje yra kovos dvasia piloto širdyje. Norėjimas išgyventi, išvengti suėmimo, būti išgelbėtam. Tai yra viskas. Tačiau istorija tuo nesibaigė. Ką Iranas pasakė kitą dieną, pridėjo dar vieną skyrių prie viso to. Balandžio 6-ąją Irano vyriausybė paskelbė teoriją. Jie teigė, kad gelbėjimo operacija iš tikrųjų buvo priedanga vagystei. Praturtintas uranas. Medžiaga iš Irano objektų netoli Isfahano, kuri gali būti naudojama branduoliniams ginklams gaminti. Argumentas buvo tas, kad amerikiečių improvizuota bazė buvo toli nuo vietos, kur nukrito pulkininkas. Arčiau branduolinio komplekso. Ir ši teorija įgavo pagreitį dėl vienos priežasties. Likus kelioms dienoms iki gelbėjimo, Amerikos laikraščiai buvo paskelbę straipsnius apie kuriamą planą panaudoti specialiasias pajėgas ir užgrobti beveik 0,5 tonos šio urano iš Isfahano.
Amerikiečių bazės vietos ir brandolinių įrenginių padėties sutapimas dar labiau pakurstė nepasitikėjimą. Tačiau faktas tas, kad iki šiol nepasirodė jokių konkrečių įrodymų patvirtinančių Irano kaltinimus. Tačiau, kaip ir buvo galima tikėtis, ši versija labai tiko Iranui, nes nukreipė dėmesį nuo esmės. Užuot kalbėję apie tai, kaip amerikiečiai pateko į šalį, išgelbėjo pulkininką ir išvyko, Iranas privertė pasaulį diskutuoti, ar neįvyko dar kas nors. Pagalvokite apie tai. Vyras nukrito iš dangaus Irano viduryje. Sužeistas vienas su pistoletu ir 3 žodžiais per radiją. Ir galingiausia pasaulio karinė jėga apvertė visą šalį aukštyn kojomis, kad jį susigrąžintų. Nes yra armijų, kurios palieka savus. Ir yra armijų, kurios pajudina dangų ir žemę, kad sugrąžintų vieną vienintelį žmogų. Dabar noriu išgirsti jūsų nuomonę. Po viso to, ar manote, kad ši operacija buvo tik gelbėjimas? Arba tikite Irano versiją, kad už viso to slypėjo kažkas daugiau? Palikite savo nuomonę komentaruose. Jei šis vaizdo įrašas jūs sudomino nuo pradžios iki pabaigos, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą ir pasidalinkite su draugu, kuris mėgsta karo istorijas. Tai labai padeda kanalui augti. O situacija Irane toliau vystosi. Vyksta daug dalykų, kuriuos ir toliau stebėsime šiame kanale. Todėl užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte kitų vaizdo įrašų. Ačiū ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.